Mirus artimam žmogui, kam nors iš giminių tenka rūpintis ne tik laidotuvėmis, bet ir įvairiais buitiniais dalykais. Vienas jų pinigai mirusioje sąskaitose. Teisės ekspertas Julius Paškevičius sako, kad kur kas daugiau keblumų kyla tada, kai mirusiojo lėšos yra ne Lietuvos banke, o kokios nors kitos valstybės finansų įstaigoje. Ir ypač, kai būna ne Europos Sąjungoje, ne? Kai būna Europos Sąjungoje, tai būna išduodamas paveldėjimo orderis, bet kada būna ne Europos Sąjunga, tarkim, pavyzdžiui, Norvegijoje, jau tada reikia kreiptis atskirai būtent į tą banką ir prašyti, kad tuos pinigėlius pervestų. Jie turi savo reikalavimus, jau neužtenka čia tų mūsų dokumentų, nes notaras neišduoda paveldėjimo teisės liudijimo į piniginės lėšas, kurios nėra Lietuvoje. Nes ten turbūt neturi tam jurisdikcijos išduoti į kitoje valstybėje. O ten problemos būna, kad jie prašo tų paveldėjimo teisės liudijimo į tas piniginės lėšas, kurios yra jų banke, šiuo atveju, kai buvo iš patirties Norvegijoje, bet Lietuvos notarai neturi tam įgaliojimų išduoti į kitos valstybės banke esančias piniginės lėšas. Tai va dabar mes ir bandom tą klausimą išspręsti su to banku, kad tiesiog tos pinigus žmogui pervestų, nes tiesiog tai teisiškai neįmanoma pateikti to, ko jie reikalauja. Tai dabar mes bandom suderinti, kad tiesiog užtektų to pačio liudijimo apie palikimo priėmimo faktą. Išversim jį į norvegų kalbą, siunčiam jiem ir laukiam atsakymą. Vieni apie artimojo turtus ir jų paveldėjimą galvoti pradeda dar tada, kai jokia mirtis net negresia. Kiti apskritai nežino, kad mirusiojo turto paveldėjimu turi pasirūpinti per gana trumpą laikotarpį po artimojo mirties. Ir visai nesvarbu, ar miręs jūsų giminaitis buvo paruošęs testamentą ar ne. Dažnai įpėdiniai nežino apie savo pareigą kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo. Jie tiesiog įsivaizduoja, kad kadangi jie yra artimi šeimos nariai, automatiškai jie tą turtą paveldi. Taip nėra. Jų yra pareiga kreiptis į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, o jeigu tu nesikreipi, tai yra laikoma, kad tu jo kaip atsisakai. Dėl to, kad tu savo veiksmais rodai, kad tau tas turtas yra nereikalingas. Yra keletas terminų ir procedūrų, kurių turi imtis kiekvienas susidūręs su artimo žmogaus mirtimi ir jo turto tvarkymu. Kaip miršta artimasis, tai reikia per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties kreiptis į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo. O jau praėjus 3 mėnesiam reikia kreiptis su prašymu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Taigi reikia kreiptis 2 kartus į notarą, ko žmonės ne visada žino. Pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimas notarui, tai reiškia, kad jau įpėdinis priėmė palikimą ir jisai tampa to turto savininku. Tačiau jis dar negali to turtu disponuoti, jis tik tai gali perleisti savo paveldėjimo teisę. Taip pat dar nėra tame paveldėjimo proceso etape nustatoma, kokį konkretų turtą kiekvienas iš įpėdinių paveldi. Jeigu įpėdinių daugiau yra, dar tas nėra nustatoma. O jau po 3 mėnesių, kada kreipiamasi dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tai tame liudijime išduotame notaro būna nurodyta, kokį turtą kiekvienas iš įpėdinių paveldi, tarkim, nekilnojamą turtą, galbūt piniginės lėšas banko sąskaitoje. Ir jau asmuo gavęs tokį liudijimą dėl palikimo priėmimo gali juo laisvai disponuoti. Tačiau būna taip, kad žmonės dėl vienokių ar kitokių priežasčių pamiršta minėtą 3 mėnesių terminą ir nesikreipia į notarą dėl palikimo priėmimo. Tokiu atveju visas mirusiojo turtas gali pereiti valstybei. Viskas prasideda nuo to, kad turto bankas pradeda paveldėjimo valstybės vardu procedūrą. Ir beje, valstybei, norint perimti mirusiojo turtą, taikoma mažiau reikalavimų nei eiliniams piliečiams. Inicijavus šį procesą, įpėdiniai kiti nėra informuojami paprastai, kad toksai yra procesas pradėtas, nes šiaip yra įpėdinių pareiga patiems domėti savo teisėmis ir pareigomis. Šis procesas skiriasi būtent nuo kitiem įpėdiniam įprastai taikomų reikalavimų. Valstybei, atstovaujančiai institucijai, nereikia kreiptis į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, nes toks nepaveldėtas turtas pereina valstybei. O jau pats procesas užbaigiamas, kai išduodamas valstybės atstovaujančiai institucijai paveldėjimo teisės liudijimą. Jei toks liudijimas jau yra išduotas, tai jau mažai tikėtina, kad kitiem įpėdiniam bus tas terminas atnaujintas. Todėl labai svarbu
Jeigu praleido terminą ir žinot, kad yra tokia pareiga jums kreiptis į notarą, kreiptis į teismą ir prašyti tokį terminą atnaujinti, kol dar turto bankas nepradėjo tos paveldėjimo valstybės vardų procedūros. Jeigu procedūra pradėta, jūs dar galite kreiptis, bet jeigu jau išduotas paveldėjimas liudijimas, teismai paprastai tokio termino neatnaujina. Už tai rekomenduotina kuo greičiau. Taip pat tas yra aktualu dėl to, kad jeigu terminas praleistas yra trumpesnį laiką, teismai labiau linkę terminą atnaujinti. Kuo terminas yra ilgesnis, teismai būna mažiau linkę jį atnaujinti. Žinoma, pasitaiko ir tokių atvejų, kai mirusiojo palikimas atitenka valstybei vien todėl, kad paprasčiausiai nėra žmogaus, kuris galėtų jį priimti. Būna asmenys gyvena vieniši, neturi jokių įpėdinių, tai būna turtas nepaveldėtas ir tokį turtą tada jau perima turto bankas. Apie 100 yra objektų per metus, kiek yra priimama valstybės vardu. Būna įvairių priežasčių, būna tiesiog žmonės nebendrauja, susipykę. Tiesiog iš principo nesikreipia dėl to likimo, nes galbūt blogos emocijos yra su to žmogum susiję. Labai būna įvairių priežasčių, kur net neįtikėtinų. Todėl ir mūsų kalbinti specialistai, ir pats laidos herojus Žydrūnas pataria imtis iniciatyvos ir susitvarkyti visus paveldėjimo klausimus kaip įmanoma anksčiau.